Mano vardas Greta. Mano lėktuvas iš Vilniaus į Dubliną buvo apmokėtas mano patėvio, kuris man prižadėjo slaptą savaitgalį kartu Hiltone. Buvau įsižiūrėjus savo patėvį nuo 13. Jo plaukuota nugarą mane jaudindavo. Negalėjau patikėti, kad jis pagaliau mane pastebėjo. Tikriausiai atsibodo mano mamos storos kojos. Atrodė per gerai, kad būtų tiesa. Ir iš tikrųjų buvo per gerai, kad būtų tiesa. Po vieno gėrimo aš praradau sąmonę ir atsikėliau vonioj su siaubingomis pagiriomis ir be inksto. Patėvis turėjo kažkokių skolų vietiniai rusų mafijai ir vienintelė išeitis jam buvo parduoti mano inkstą juodajam markete. Gaila man jo. Vaikščiojau gatvėmis be varto, prislėgta ir galvojau apie savo gyvenimą. Kai buvau 7, mane išprievartavo kunigas. Po to atrodė, kad viskas eina tik blogyn ir blogyn. Kai man buvo 12, mano pirmas vaikinas mane privertė pasidaryti abortą su aprūdijusia šakute ir paliko mane dėl Kotrynos, kuri buvo mano geriausia draugė. Vis dar matau jų nuotraukas Facebook'e ir kokie jie laimingi kartu. Klaidžiodama pakeistą miestą aš pastebėjau mirusį paukštį kelio pakrašty. Žiūrėdama į jį negalėjau nustoti galvoti apie save. Atskirta, palikta numirti ir supūti. Vieniša ir sušalus. Apsupta liūdesio. Miręs paukštis puikiai atspindėjo mano apgailėtiną gyvenimą. Jaučiausi siaubingai. Ir tada užsimaniau vištienos. Aš paskutinius eurus nusipirkau. Pakeliui į Lietuvos ambasadą galvojau, galbūt viskas ne taip jau ir blogai. Nuo šios akimirkos viskas bus gerai. Vištiena buvo mano asmeninio renesanso simbolis. Nieko blogo negalėjo nutikti. All right, little birdie. What have you got in your box? What is it? Chicken, is it? Lads, looks like we have ourselves a bit of a foreigner. Are we against all foreigners now, lads? Yeah, I thought it was just the blacks and the Jews. It's very hard to know where we're at now, Dave. For God's sake, guys, do we have to have this conversation every single time we go out? What did we decide at the last meeting? I thought we went neo-Nazi. Lads, we're anarchists now. Now come on, we voted on this. Let's fuck her up then. Is that what anarchists do? We fuck people up? Jesus, Stephen, you have a very limited view of what anarchy is. Guys, can we not just get it together and stop washing our dirty laundry in public? I don't think this is gonna work out, lads. Of course you don't think this is going to work out. You voted nihilist in the last meeting. Lads, can we just have a look at the manifesto? I have it on the Google Drive. Do you know what you can do? You can take your manifesto and you can stick it right in your file of facts, all right? All I know, lads, is that we're the supremacists and she's a foreigner, right? And she has a bit of chicken on her. Can we have that chicken? See, the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. You know, you really should have just given me the chicken. Lord knows it would be the first time.
Pabutus sugebėjau nušliaužti iki artimiausios šiukšliadėžės. Skausmas ir liūdesys vėl sugrįžo. Lyderis sugrįžo manęs. Jis gailėjosi to, ką padarė. Jis atėjo manęs išgelbėti. Jis buvo švelnus. Jo bruožai ramino. Nuo šiol iki tol, kol jis su manim, nieks nenutiks. Man jis patiko. Jaučiausi laiminga. Tada praradau sąmonę. Jis mane apsvaigino vištieną ir pavogė kitą inkstą. Skausmas mane pažadino, bet ilgai netruko. Nukraujavau iki mirties be inksto, be pinigų ir be vilties. Mano vardas Greta ir aš išgyvenu siaubingą laiką Dubline.